Sveikas, Lukai. Labas. Turiu visai puikiai idėją, gal reiktų parodyti mūsų sekėjams, kokį turime elektrinį transportą šiuo metu išmanųjį. Teisingai, galim parodyti, seniai rodėm savo sekėjams, kokių gerų elektrinių transportų turime. Visų pirma, išėjome prie šalmų, gavome daug aksesuarų, tai čia buvo pilna užsikrovę, nes visi sandėliai dabar užkrauti, kai yra pats sezono įkarštis, daug siuntų atvažiuoja, reikia viską susidėlioti, bet yra geras dalykas, kad, tarkim, mes šitas detalės iš karto jau gauname iš gamintojų tiesiai su mūsų logotipais, su mūsų serijiniais numeriais, barkodais ir viskas tampa paprasčiau. Jeigu visi gamintojai taip galėtų padaryti, būtų iš vis super, bet link to irgi prieisime. Turime be abejo populiariuosius elektrinių dviračius. Šitą pirmą paliečiau, nes šiuo metu man jis yra mėgstamiausias ir toks praktiškiausias atrodo, naujas Engvės modelis L23.0. Tuomet turime kolega šalmus rodė klientam, įvairiausių šalmų. Šitie labai faini, nauji ispaniški, 360 vadinasi, labai lengvučiai. Jie tiesiog ypatingai lengvi, tai labai geri šalmai. Taip pat Vito šalmai. Vito šalmai, kas nori pilno full face'o su įvairiais stikliukais, su stikliuku, tai yra Vito įvairių variantų, viską rasite Riedis LT tinklapyje. Mažieji dviračiai. Tai labai patogiai sulankstomi, lengvučiai, 18 kg, tikrai populiarūs, Ado Air 20S išlieka vis tiek šitoj rinkoje lyderis. Tuomet naujasis Engvės Zip dviratis, apie kurį darėm neseniai video ir galite surasti, kaip jis gražiai susilanksto į labai mažiuką, kompaktišką elementą. Ir krosinukai šiais metais ypač tapo populiarūs, GT54, ypač mažesniems vaikams, sodyboje, ekstremalus sportas ir panašiai. Be abejo, GT73 jau ne pirmus metus tą produktą daug kas žino, mes uždedame jam ir pedalus. Na, o kalbant apie miesto didesnius dviračius, dabar nemažai išpirko, tačiau turime gražių ir patikimų variantų. Labai fainas yra Fido C21, labai lengvutis, irgi galite rasti apžvalgą apie tai. EcoBike, Lenkų šeimos gamintojai, irgi superiniai dviračiai. Fido C11, labai gera kaina už tai, ką gaunate su visais torque sensoriais, su hidraulika, su appsais, su galimybė pritvirtinti papildomą krepšiuką, 7 bėgiai, galingas, be abejo gazas. Gazas yra daugumoje dviračių. Fido Nomads yra naujiena. Taigi irgi įdomus dviratis, pabandėm, atvažiuokite, išbandykite, atrodo tikrai stilingai, klasiškai ir daugam šiais metais tokio stiliaus dviračių pradėjo reikėti. Na, kalbant apie aksesuarus, nespėjom išsidėlioti, gavome tikrai daug. Telefonų dėkliukai, lemputės įvairios, spynos įvairių rūšių, kitokie telefono dėkliukai, lempos, tentai labai faini, M dydžio, XL dydžio, tada pigesni dviračių tentai. Čia yra mūsų brando Ride E tentai, daugiausia elektriniams triračiams, keturačiams ir panašiai. Prožektoriai štai va čia išdėlioti pas mus. Bus daugiau, pasipildėm, šiek tiek vėlavo siuntos, na be abejo stabdžių visi diskai, užraktai ir visokios kitokios gražybės, tai čia yra tik tai mažytė dalis. Dauguma šių detalių prasiduoda internetu, todėl jos yra pagrindinėme sandėlyje. Viską rasite riedis.lt, o pagrindinis sandėlys yra čia pas mus vietoje. Taigi viskas iš vienų vietų. Didysis sandėlys, mažasis sandėlys, elektrinio dviračių ir paspirtukų parduotuvė ir elektrinio didžiojo transporto parduotuvė, mini automobiliai, triračiai, keturačiai, krovininiai visokiausi sprendimai ir su stogu ir be stogo ir įvairūs dalykai. Tentai pavyzdžiui irgi, jeigu jūs turite triratį, dabar mačiau čia kažkur gavome, gal dabar jau uždėjau, jeigu jūs turite triratį su stiklu ir su stogu, turime tentus užuolaidas, kur galima pasidaryti praktiškai uždarą transportą. Be abejo, populiariausias EP2 Pro dviratis, Kulux labai faini dviratukai, kurie šiek tiek pigesni už Engvę, bet niekuom nenusileidžia, ateikite pas mus, juos išbandykite. Na ir užeinam čia dar į ekspoziciją, taigi čia yra vienas populiariausių mūsų dviračių šiais metais, Ride E, mūsų gaminamas X16 modelis, labai lengvutis, labai pigus ir funkcionalus. Daiktadėžės, gražus dizainas, sulankstomas, ko daugiau reikia. 3 colių ratai ir į mišką, ir į asfaltą, ir į dviračių takus. Kam reikia tokio tipo, bet galingesnio, su storesniais ratais, labai tinkamas žemo rėmo Kulux BK6S 4.0. Kaip EP2 Pro populiarusis, tačiau žemo rėmo, labai galingas. Na, Engvė X26.
Mačiau, kad vakar 2 ar 3 netgi surinkinėjami buvo mūsų vyrų. Žmonėm reikia, ypač didesniems žmonėm, kurie nori didybės, nori galios, 2 baterijų, nevaržomo nuvažiuojamo atstumo. Atvykit, išbandykit X26 Engve. Vis dėlto tai yra premium klasė. Na, be abejo, įvairūs tokie M20 Engve ar M1 ir E26 Engve. Gera kaina, hidraulika, įdomus dizainas, dideli ratai, kam reikia tokio modelio. Žodžiu, čia yra tik tai dalis, ką mes turime. Paspirtukai pagrinde šiais metais Teverun. Tiesiog Teverun paspirtukus visus išpirko, ypač Blade Minius, Teverun Fighter Mini, tai liko Teverun Space šiuo metu, bet netrukus bus papildymas populiariausių Teverun Blade Mini ir Engvės naujieji, ypač tapo populiarūs. Tiesiog Engvė dviračių gamintojas paleido paspirtukus į 700, į 1000, kaina ypatingai maža, abu virš 1000, 2 varikliai, žodžiu, perka vieną po kito, detalių turim, praktiškai negenda. Tai yra privalumai, su kuriais brandais mes dirbam, todėl Kukirin paspirtukų pas mus dėja nerasite, ten yra sudėtinga situacija mes tokiais brandais neužsiemam. Mes imam tik tai tuos, kurie mums įrodo, kad su mumis gali dirbti, o su lyderiais dirbti yra nelengva. Dabar užeinam, parodysim truputėlį savo virtuvę. Šiuo metu tiesioginė prasme, čia yra virtuvė, valgo žmonės skanaus. Čia darbuojamės ties elektros įvairiais klausimais. Va, matome ir elektrinių visokių motocikliukų turime. Ir Engvė turbūt čia X20 ir čia yra L20 užpraeitų metų, L20 paprastas, nesulankstomas dar. Be abejo, paspirtukus remontuojam, baterijas remontuojame, didžiulis padangų paspirtukų sandėlys, čia vien paspirtukų padangas laikom, daug stelažų, aišku, daugumą dėžėse, kaip matėte. Visos mūsų darbas, servizo fiksuojamas tik per programą, viskas apskaita, viskas yra įvedama, statusus galite matyti, būdami namuose, kokie jūsų remonto, transporto statusai ir panašiai. Šiemet dažnai imam tik savo parduotus produktus, dėja nebespėjame. Tai čia jau suremontuoti paspirtukai, laukia atsiėmimų klientų, o čia jau girdžiu metalo muziką, čia jau gali būti, kaip sakant, rimti reikalai, čia yra dviračių skerdiklėlė arba dviračių gamiklėlė. Vyksta darbai. Jonai, gal šiek tiek komentarą, kokius darbus darote, kas Atstatomieji darbai, išmėtytas detalės, tai reikia surinkti viską atgal, kad stabdžiai veiktų. O, tai čia paprastas darbas, palyginti, kokius darbus mes dažnai turime, įvairi, net neįgaliųjų vežimėlių trauktuvus tokius parduodame, tai va reikėjo remontuoti, labai reikalingas darbas, daiktas neįgaliam žmogui. Čia yra daugybė detalių, įvairiausių kontrolerių, įvairių rūšių, gazo rankenėlės, mygtukai, įvorės, įkrovikliai, įvairių rūšių padangos. Čia tokie labiau elektronikos detalių sandėliukas. Na, o čia turbūt jau laukiantis remonto transportai prie dviračių meistro. Čia turime miksą turime. Daug transporto, pats sezonas, vasara. Taigi dalis ir suremontuotų, dalis laukiančių eilėje. Turime ir keturračių tarp kitko, tokių elektrinių, žiauriai faini. Vieną savo nusipirkau, taigi važinėju, labai patinka. Su vaikais, kaip sakant, linksmi tampa savaitgaliai. Tas yra puiku. Ir čia yra einamiausių modelių sandėliukas, kad vietoje jums atvykus mes galėtume iš karto jums greitai surinkti ir tos dviračius parduoti. Dabar važiuojame į didįjį sandėlį. Pasižiūrėsime, kaip vyrams sekasi ten, o tada važiuosime į didžiąją ekspoziciją ir pasižiūrėsime, kiek mes turime didelių elektrinių transportų. Ir dar turime vieną sandėlį, kur yra kažkiek tai detalių didesnių. Turime, aišku, ir įvairiausių ličio baterijų, tokių čioperiam, lagaminų baterijos, įvairiem motoroleriam. Turime didelių baterijų, pavyzdžiui, šitą tai parodysiu, kiek jinai sveria. Čia šita yra baterija, švino rūgštinė, gilaus iškrovimo, 100 ampervalandžių. Taigi svoris yra didelis. Kolegom reikėjo perkrustyti jų visą galybę iš po vieno stelažo į po kito. Tai nesakysiu, kokiais žodžiais jie ir kalbėjo. Taigi švino ampervalandžių baterijos, ličio baterijos, tada turime, čia yra medicininiam prietaisam detalės, tai yra mūsų mediserijai, neįgaliųjų vežimėlių ir visų kitų. Čia detalės yra elektrinių motorolerių. Tada turime žieminių padangų mini automobiliams. Žieminės padangos mini automobiliams, šiaip deficitas Lietuvoje, neturi net didžiausi padangų pardavėjai. Na ir čia tada elektrinių triračių detalės, kitų mini automobilių detalės. Žodžiu,
tūkstančiai detalių, va kaip atrodo mini automobilio valdiklis. Ne, įdomu. Veidrodėlių įvairiausių turime nuo visų modelių praktiškai, ką mes parduodame, ypač iš Ride E ir mūsų elektriniai dviračiai, elektriniai paspirtukai, visas detalės turime vietoje. Mes skiriamės nuo kitų, mes niekada neužsakinėjom transportų be detalių ir kartais gamyklose sako, nieks pasaulyje tiek detalių neužsakinėja. Mes norim būti greiti, mes norim jums pažiūrėti į akis, mes norim išspręsti jūsų problemas. Gabrieliau, ar daug darbo? Sezono įkarštis. Nu jo, sezono įkarštis. Būkite atsakingi, rašykit mums daugiau mailų, neskambinkit. Vieną dieną turėjome virš 300 skambučių per dieną. Prašau, parašykite mailus ir viskas bus paprasčiau, greičiau ir tiksliau. Faktas, tai yra faktas. Čia yra perėjimas, tarkim, elektrinių mini automobiliui. Nuvažiuojate prie Type 2 stotelės, įkišite į Type 2 stotelę šitą arba iš šio laido. Ir čia rozetė nuo jūsų mini automobilio, paspirtuko, dviračio, jūs praktiškai galite krautis bet ką su tokiu perėjimu už $20, todėl kad Lietuvoje, nemačiau tokio, bet labai greitai per savaitę galima atsisiųsti iš AliExpress ir panašiai. Tokius perėjimus iš elektromobilių stotelių mieste į jūsų elektrinį transportą, tą patį mini automobilį Tuna, Dora, Nana ar Domi, kuriuos rasite Riedis LT Ride E sekcijoje. Čia prie įėjimos priimam remontus, tai va turbūt tik atnešė kažkas remontuota, būtų mūsų produktai Riedis Electric, Teverun, tarp kitko Teverun by Riedis Electric. Tokie paspirtukai pas mus, tai netgi tokie automobiliai daromi, pasižiūrėkite. Ride E Sea Lion. Va tai va. Čia vat, mūsų yra rampos patogios, pilnai kilnojamos, tai mes greitai iškraunam tiek konteinerius, tiek dviračių krovinius, pailsėti, namelis, aišku, galima pamiegot, biškai pietų miegas yra svarbu pas mus. Ir čia jau mūsų didysis sandėlys prasideda. Lutex, mūsų įmonė, Ride, Riedis LT, viskas kartu. Galima apžiūrėti prie rampos kokią situaciją, dabar kiek čia valandų, 3:30. Kaip visą laiką laukiam kurjerių, nes visada praktiškai kviečiame 2-3 firmas, netelpam į tos automobilius. Čia panašu į triratį kažkokį ilgesnį. Čia motoroleris yra elektrinis. Čia yra dviračių įvairių. Būna kartais, kad tenka krauti konteinerius ir tamsoje, ypač rudenį. Tai turime pasidarę ir apšvietimą, labai patogu, tiesiai į konteinerį. Jeigu norim, pasikeliam vartus. Ir kai privažiuoja mašina, pagal mašinos aukštį susireguliuojame rampos pakelimą. Taip mes patogiai galime iškrauti konteinerį ir su savo elektriniu keltuvu įvažiuoti konteinerio vidų. Investavome į šitas visas sistemas ir tai, kaip sakant, atsiperka. Todėl jūs galite greičiau gauti savo elektrinius transportus, kokybiškesnius ir geriau surinktus ir išpakuotus. Sandėlis. Sandėlio atvykimai, tokie kompiuteris, greitieji darbai, sandėlio vadovas čia dirba, priima, prižiūri, daro patikrinimus kiekvieno surinkimo. Čia vyksta surinkimai, ruošiamos tai paletės, prailginam įvairiai, kad patogiai galėtume nuvežti jums transportą ir saugiai. Turime įvairių transportų, matom, čia montuojamas yra šiuo metu kažkas su valytuvu daroma. Ride E Nemo, šiaip žiauriai fainas produktas. Turime ir užuolaidas jam, veidrodėliai tokie, kojinis stabdis, hidrauliniai stabdžiai, pasidaro 2 vietis, 2 daiktadėžės, priekyje didelės dar 2 daiktadėžės papildomai, apie jį atskirai galėsite surasti video. Čia turim kažkiek dviratukų dar pasidėję, dar dėžių detalių kažkiek neišpakuotų. Na, o čia mūsų įranga keltuvai įvairūs elektriniai ir toks keltuvas sandėlininkas pas mus patyręs. Dirba šitoj srityje jau 10 metų, tai su to keltuvu važinėja taip, kaip per kartingus mes būna pramogaudami. O čia mūsų mini automobiliai, Ride E Domi, 3 ratų, 1 kW, Ride E Tuna, štai jau nupirkta, ruošiama klientui, išvažiuoja į Anykščius. Čia irgi rezervuotas, matau, modelis jau klientui, Ride Dora. Ir dar reikia surinkti, čia naujos Tunos atvažiavo, priekius reikia sudėti, kondicionierius papildyti, tai laukia ir tokie darbai. Raudona irgi, kiek žinau, rezervuota, tai šitą turi skubos tvarka surinkinėti. Yra eilės tvarka sandėlio sistemoje, visi žino, ką daryti, tai yra svarbiausia, kad yra sistema. Man Doros labai patinka, jau toks gražus tas galas tų visų Dorų, kad yra išjungta. Ypač populiari šiais metais, dėja jau praktiškai pasibaigė ir turbūt bus tam tikras laiko tarpas, kol vėl jų gausime.
todėl liko lyg ir tik viena, paskubėkite. Čia turime Ride E Largo, jeigu nežinom, kaip vadinasi modelis, galima visą laiką paskaityti. Ir koks įdomiausias šito modelio pliusas, kad mes galime vertinti tai, kad čia yra krovininis vienvietis transportas. Šitą sėdynės galą galime nuimti, galime turėti krovininį skyrių ir savo ūkio darbam labai fainai važinėti. Turime dar priekyje daiktadėžę, pagaminame pagal specialų užsakymą daiktadėžės dangtelį, kad galėtume įstatyti butelį, atsigerti reikia, vanduo yra ypač svarbu. Na ir be abejo dar užmontavome ir galinę daiktadėžę. Čia galima sudėti dar ir pirkinius, kokius nors saugiai juos uždaryti. Na ir kas įdomiausia, kad visi mūsų transportai praktiškai Ride E 1 kW turi sertifikatus regitrai. Tai jeigu pasikeis įstatymais, jeigu parduosite į tokią šalį tą transportą, kurioje reikia registruoti, nors ir 1 kW transportus, visada galėsite tai padaryti. Tai yra didžiausias pliusas prieš kitus pardavėjus, kurie to neturi. Sertifikuotas transportas reiškia geresnės lempos, geresnė elektronika, geresnė amortizatoriai. Viskas atitinka ES Lietuvos regitros reikalavimus, kaip ir automobiliams ir motoroleriams tokie patys reikalavimai. Čia yra gražuolis CP6, net atsisėsiu, parodysiu, kaip čia ant jo atrodau. Bikeris. Įdomus CP6, patinka man, kad priekinis ratas yra plonas, ne kaip kitų čioperių, tai lengva valdyti. Ride E Bairidis Electric. Taigi dabar užeinam į centrinį sandėlį. Vyrai pietauja, kažkas dirba, labas Armandai, darbuojamės. Čia yra surinkimo zona. Tvarkingai metame šiukšles į vieną vietą, rūšiuojame, svarbu. Turime įvairiausių varžtų, įvairiausių skysčių, ko mums gali prireikti, ar ne? Ir be abejo įvairius keltuvus, kad mes patogiau remontuotume štai tokius transportus. O jeigu reikia atsiklaupti, mes net galime tokį naudoti daiktą, atsiklaupę, patogiai remontuoti ir nešalam kojų, jeigu yra šaltesnis klimatas ir panašiai. Tuomet praeiname pro vartus. Čia turime tualetas, bet įvairios baterijos, ar ne, lyčio. Čia yra čioperių, lagaminukai. Tokios labai fainos mažos, tokias dažnai statomi elektrinius triračius įvairius. Lyčio baterija atitinka 5 švino baterijas. Praktiškai 5 švino baterijos yra tokio pačio svorio, tokio pačio dydžio. Lyčio yra tokia. Tačiau triračią mes patys rekomenduojame dažniausiai rinktis švino baterijas. Tai yra tiesiog vyresniems žmonėms paprasčiau ir šiaip mažiau priežiūros, mažiau gedimų. Čia turime fotosenelę, Instagramas, štai taip. Instagraminės nuotraukos, nemoku, kaip čia reikia daryti, bet, žodžiu, reikia ir transporto. Aš be transporto netinku vienas. Na ir čia turime dar daug triračių atvažiavusių. Kitą savaitę 3 konteineriai atvyksta, tai vyram, kaip sakant, yra didelis prašymas. Vienas ant kito, kad ir kiekvieno svoris po 150 kg, bet su įranga viskas padaroma. Nes čia kitą savaitę atvažiuoja krovininis elektrinis transportas, netgi 3 konteineriai. Ir 4-viečių bus keleivinių, ir 3-viečių keleivinių su stogais įvairiausių Ride E modelių. Taigi paskutiniai konteineriai ir mūsų Ride E šių metų planas bus jau pas mus vietoje, kuris prasidėjo rugsėjo mėnesį. Taigi mes kažkur užtrunkam 8 mėnesius, kad gautume viską, ko norime, kai yra tokie dideli kiekiai. Planavimas jau prasidės vasaros gale dėl kito sezono, taigi jau nedaug liko. Ride E gražus logotipai, čia yra keturračiai, čia yra įvairūs motoroleriai, didesni, mažesni ir daug mūsų transportų, kadangi užsakymai pas mus yra nemaži, dirbame su didžiulė patirtimi, tai mes susideriname gražios dėžės su mūsų logotipais ir taip toliau. Ne tai yra svarbiausia kokybė, bet mes apgalvojame visas detalės. Taigi lietuviškos instrukcijos irgi yra jau dėžėse. Jeigu netyčia nespėjom, gamyklo nepagamino, neįdėjo, tai viską darome čia vietoje savo gamyklėlėje. Gerai, tai kągi, pasižiūrėjome sandėlį. Dabar važiuojame, kur yra įdomiausia tikriausiai, didžioji ekspozicija, kur yra nemažai transportų. Ir juos jums pademonstruosime. Štai profesionaliai, kaip yra surišama visas transportas, kad niekur nepažeistų, kad kurjeriai nesaugo. Visi žinom, kurjeriai tikrai nesaugo, jie turi daug darbo kaip ir visi. Tai stengiamės uždėti visur paminkštinimus.
surišam su specialiais įrankiais, kad viskas būtų ypatingai tvirta. Tam skiriame didelį dėmesį, didelį laiką. Žinom, kad galima skubėti, tiesiog išsiųsti, sutaupyti pusvalandį su kiekvienu transportu, bet tai yra ne mums. Mes norime išlikti ir būti stipriausi. Taigi, mūsų didžioji ekspozicija, pradėkime nuo pradžių. Turime tokią naujieną, tą keturatį jau rodžiau, lyg ir šiaip labai fainas, 2 kW su EC sertifikatais, registruojamas. Jeigu privačioj savo erdvėje važinėjate, galite neregistruoti, jėgos užtenka ir suaugusiam, jaunimui šiek tiek, kaip sakant, atsargesniam reikia būti. Fainas, geras, įdomus keturatis. Atvažiuokite, išbandykite, pasižiūrėkite. Ride E HM1 modelis mūsų tinklapyje. Neįgaliųjų šiek tiek ir pagalbinis toks transportėlis, sakykime. Čia yra premium klasės, tokie su elektromagnetiniais stabdžiais ir atbulinis yra elektromagnetinis, tai labai lengva vairuoti, net tiem, kas turi silpnesnes rankas. Turime klasikinių triračių, turime savo M20R modelį. Turime tokius tentus, tarp kitko labai faini tentai. Čia keturatis yra po apačia, Ride E tentai, M ir XL dydžio, priklauso nuo transporto. Jeigu ilgesnis negu 1,70 m, 1,60 m jau reiktų XL dydžio, iki 1,70 m užtenka M dydžio. Tuomet turime pagalbinio transporto kampelį. Tai yra pigesni, kaip čia rodžiau, Ride E Light modeliai, jie yra brangesni, premium klasė su ličio baterijomis, čia yra su švino baterijoms. Tiga 4, Tiga 3, 3 ir 4 ratų, Ride E Fold, vienas mėgstamiausių modelių iš tokio tipo, labai lengvai susilanksto, visur tą rodome, gale sumontavimą tašytę ir ką padarėme šiais metais, padarėme išimamą bateriją, taigi labai patogu nusinešti bateriją ir krautis kitoje vietoje, negu paliekate šį transportą. Čia yra Ride E Trixie, jau matėm sandėlyje tokį patį, modelis Neo. Irgi su elektromagnetiniais stabdžiais, šiek tiek didesnis, komfortiškesnis negu tie mažesnieji. Čia irgi panašus modelis su švino baterijomis ir žiauriai faini neįgaliųjų vežimėliai. Turim atskirą video apie neįgaliųjų vežimėlius. Tai yra Comfy, Soft ir Air. Air yra žiauriai lengvutis, kaip oras. Ir tai yra elektrinis neįgaliojo vežimėlis su pulteliu, su ekranu, netgi pats šneka su jumis, dėja tik angliškai, bet reikia mokintis, kas nemoka. Čia naujieną turime Ride E Amber, mūsų pasididžiavimas, modelis, pasižiūrėkite, kaip gražiai pagaminome ekraną, galite parodyti mūsų sekėjam, gražiai rašo Amber, paspaudus, žiūrėkit, keičia spalvas ir panašiai, montuotas kompasas, USB jungtis, avarinis netgi, vat mirksi posūkį, ar ne? Ir be abejo EC sertifikuotas, turi 1 kW EC sertifikatą, tai yra pilnai sertifikuotas lempos, geresnės, ilgos, trumpos, posūkiai ir amortizacija, visa kita. Čia yra Mingo modelis, kuris yra kaip Largo, kur matėm sandėlyje, irgi nusiverčia galinė dalis, pasidaro krovininis skyrius, šiek tiek trumpesnis, todėl kad išlipti ir lipti galima pastumti šitą dalį ir patogiai išlipti. Tai naujiena Lietuvoje, nieks tokio neturi modelio. Taip pat čia mes sumontavome gertuvės skylę priekiniai daiktadėžėje, kaip ir Amber modelyje ir Largo modelyje. O čia yra tos užuolaidos, apie kurias kalbėjom sandėlyje. Mes galime lengvai prasisekti, įlysti ir nei lietus, nei vėjas netrukdo mums važiuoti su Ride Nemo modeliu, kuris taip pat pasidaro 2 vietis, turi daug daiktadėžių, galingas, 1 kW naujos kartos variklis, valytuvai, šviesos gražios, ledai visur, irgi ilgai rinkomės priekinį dizainą, pasidarėm su gražiais ledais, ilgos šviesos užsidega čia, žodžiu, superinis modelis. Tarp kitko, šitas tinklas, šitas užuolaidos pasidaro ir tinklas. Mes suviniojome čia plastikinę dalį permatomą ir čia yra tinklas, uodai neįskris, musės neatskris, o jūs važiuosite, vėjelis pūs. Triračiai, dviračiai populiarėja ypač šiais metais, tuo atvešime daugiau variantų. Kol kas pas mus yra One Sport modelis. Chopperis, vienas populiariausių CP16, tačiau po truputį populiaresnis tampa CP5. Naujesnis, geresnė priekinė amortizacija, naujesnis dizainas, nebėra to lagamino baterijos, 2 baterijos kvadratinės, atskiros. Čia jau yra, kaip sakant, premium klasės CP9, 3 kW, galingas, sutikit, atrodo jis įspūdingai. Taip pat kaip ir CP6, jį jau rodėm sandėlyje, benzino bakas, tik
įsijungti, niekada nebus čia benzino, todėl kad pas mus yra vien tik elektra. Ir visada tai bus, beje. Na, o čia fainas modelis, irgi rinkomės ilgai, net skrydom į kitą šalį pasižiūrėti šito motorolerio. Jo yra labai gera kaina, mažiau nei 1000 eurų, greitas, 1 kW, 25 km/h limitas, nereikia teisių. Jeigu norit, registruokit, padarysim, kad važiuotų 45, turim ir tokių versijų su sertifikatais regitroje. Pedalai būna komplekte, čia kaip kas nori užsidės, kas nori neužsidės. Šiaip jie čia tokie labiau dėl vaizdo, jeigu tiesiai šnekant. Čia yra Largo modelis, didysis, šiuo metu ypač populiarus. Mačiau, kasdien renka praktiškai sandėlyje jį, o jį surinkti yra ką veikti. Čia 2-3 valandas kartais. O čia kas slepiasi pas mus, pažiūrėkime. O, čia yra Evoxas. Aukščiausios klasės motoroleris už tą kainą. Šiek tiek daugiau nei 1000 eurų. Šitie motoroleriam tiek Evox, tiek Evio tam mažyliui komplektuojame kartu daiktadėžes visada. Taip pat kaip ir daugumai chopperių plačiais ratais ir dovanų viduje rasite tentą nuo lietaus. O šiaip tai, jeigu įjungti, tai parodysiu, irgi rinkomės ilgai priekinį lempų dizainą. Nu, atrodo, tikrai padarėm geriausiai, ką galėjom padaryti. Ilgos, trumpos šviesos, posūkiai ir patogus važiavimas. O svarbiausias už to modeliu 32 Ah baterijos, tai yra didelės baterijos. Tai yra patogus elektrinis motoroleris. Taip pat 1 kW registracija nebūtina, tačiau galima. Užsiregistravus galite pasiimti versiją, kuri važiuoja iki 45 km/h. Taigi, čia yra mūsų didžioji ekspozicija. Po savaitės, po 2 jau būsime išsikrovę, susirinkę krovininius transportus. Tai yra Ride-E Bull, Bull Plus, Ride-E Titan, didelis krovininis triratis su kabina, su durimis, su vairu ir taip toliau. Ir be abejo mūsų aukščiausios klasės, premium klasės krovininis transportas Ride-E Toro. Jis labai gali padėti ūkyje, komunaliniams įmonėms, miestų tvarkytojams, parkų tvarkytojams ir panašiai. Jūs važiuojate su krovininiu elektriniu galingu Toro triračiu su didelėmis baterijomis ir be jokio garso, be jokių triukšmų, be jokių praktiškai gedimų, nes elektriniai transportai praktiškai negenda, susitvarkote visus reikalus ten, kur jums reikia. Taigi eksploatacija maža, kuro sąnaudos nedidelės, tiksliau ir elektros sąnaudos ir visą tai jums suteiks Riedis LT. Priminsiu, kad visiems absoliučiai šitiems transportams mes turime galybę detalių. Mūsų įmonė išsiskiria tuo, kad mes prieš 10 metų, jeigu užsakome transportą, užsakome ir didelę dalį detalių jiems. Tai buvo UAB Lutex įmonės, Riedis LT prekinio ženklo ir Ride-E naujosios produkcijos parodymas, apžvalga, pamatėt, ko mes kvėpuojam, kaip mes dirbame ir panašiai. Laukiame naujų video ir laukiame jūsų mūsų salone. O jeigu norite, su mumis nedvejojant, susisiekite elektroniniu paštu labas@riedis.lt dėl transporto, dėl detalių, servizas @riedis.lt. O jeigu reikia, paskambinkite 0633 77 888. Tačiau tai darykite tik tai ypač reikiamų momentų. Jeigu reikia detalių ar pasiklausti, kur jūsų užsakymas, brūkštelkite elektroninį laišką. Nuo to visiems bus geriau. Na ką, tai buvo Lukas iš Riedis LT, Ride-E, važiuok elektra. O Riedis LT, tavo laisvė judėti. Iki! Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.